Strasbūre Europos komisijos pirmininkas José Manuelis Barrosas parlamentui pateikė savo metinę ataskaitą apie padėtį Europos Sąjungoje. Šis pranešimas buvo ne visai eilinis. Europos komisijos pirmininkas José Manuelis Barrosas pristatė savo kasmetinį pranešimą apie padėtį Sąjungoje, Europos Sąjungoje. Na ir šitas kasmetinis pranešimas buvo ne visai eilinis. Kodėl? Todėl, kad tai tikriausiai paskutinis šios komisijos pirmininko pranešimas ne tik tai dėl to, kad vyks rinkimai Europos parlamento ir kitą rudenį matyt bus tvirtinamas naujas komisijos pirmininkas, bet ir dėl to, kad atsirado intriga. Viena iš galimybių yra ta, kad José Manuelis Barrosas vėl pretenduos į tą patį postą, kuris jau dirba 2 kadencijas, kadangi dešinieji Europos liaudies partija neranda tinkamo kandidato. Ir nors Barrosas buvo pareiškęs, kad jis jau išeina į atsargą, ko gero jį kalbinės vėl kandidatuoti 3 kadencijai. Todėl šį kartą buvo ypatingai vertinamas tas pranešimas, ar komisijos pirmininkas sugebės pateikti kažkokią tai viziją, ar sugebės pateikti naujus pasiūlymus ir tuo parodyti, kad dešinieji gali ir toliau vyrauti Europos valdyme. Europos komisijos pirmininko kalba sulaukė nemažai kritikos. Metinis pranešimas Strasbūre parodė, kad Europos komisijos pirmininkas nepateikė nei aiškių vizijų, nei sprendimų, kaip sparčiau įveikti krizę. Na, sakyčiau, kad ta misija José Manueliui Barrosui nepavyko. Ir iš atsiliepimų spaudoje, žiniasklaidoje, pagaliau iš frakcijų atstovų ir vadovų kalbų buvo aišku, kad vis dėlto komisijos darbas vertinamas nepatenkinamai, kad komisija nesiėmė veiksmų prieš krizę, tokių, kurie buvo siūlymai, kurie buvo konkretų siūlymai ir iš socialdemokratų partijos pusės, ir iš kitų frakcijų. Na, o krizės metu buvo veikiama per lėtai, delsiant ir per mažai buvo daroma. Na, ir pagrindinis priekaištas dešiniesiems, kad vis dėlto iš krizės lipama vargingiausių sąskaita, kad 26 milijonai bedarbių Europoje, jaunimo nedarbas yra pasiekęs katastrofiškas mastelius ir todėl be abejo reikia naujo požiūrio, kitokio požiūrio ir kuriant darbo vietas ir kalbant ne tik tai apie taupimą ir veikiant, bet ir skatinant ekonomiką. Todėl manau, kad šansai, kad José Manuelis Barrosas darys dar vieną pranešimą, po kurio laiko jie yra nedideli ir matyt šie metai bus paskutiniai jo metai Europos komisijos pirmininko poste.